Taigi, naujas yra užsakymo valdymo sistema. Automatikos sistemose jį paprastai vadinama receptais, kaip kažko panašu į kaip gydytojas receptą. Tiek tai tų piliulių, 5 anas piliulės dar. Ir taip, mes galim receptą pasirinkti, sakysim, test Ramūno. Matom, atsirado reikšmės, spaudžiame naujas gaminys. Viskas. Pas mus užduotas 36 storio, 150 pločio ir kitų parametrų neįtraukinėjom. Tai yra nei laikas, nei nukrovime kiek nesikeičia. Galima įtraukti, bet kažina reikia. Taip, padariau ir kitą receptą. Test nulinis. Matom nuliai. Naujas gaminys. Visi nuliai. Tai va, trumpai kaip naudojama, labai gerai, jeigu mes jau susirašę savo gaminius, pavyzdžiui, kurių mes ten turim 10-20, apribojau 100 gaminių, nes po to labai sunku būna surasti reikiamą gaminį. Dabar kaip mes visą šitą galim koreguoti. Receptų puslapis. Ir mes čia turime visus tuos sąrašus, receptus, ar kaip juos pavadinti, kurie pas mus bus. Ir juos čia galim matyti ir koreguoti. Test Ramūno. Matom tas reikšmės, kurios ten buvo. Ilgis, kiekis, plotis, storis, aukštis. Tai va. Test nulinis. Vėl plotis, storis, visi nuliai. Dabar apačioje esantis mygtukai sukurti naują. Kūrėme naują. Ištrinti. Ištrinti. Sukūrėme naują, kurį pavadinom ištrinti, nes mes po to jį ištrinsim. Taip, galim suvesti čia, plotis 2,10, storis 50, bus ilgis 6000, ilgi kiekis 1, bus 10. Taigi, tokį mes pasidarom. Taip buvo. Mes susikūrėme naują, tai kairiausia. Dabar mes ją išsisaugojam. Sekantį ikoną būtų ištrinti, ta šiukšlių dėžė. Dar sekantį mes galim pakeisti pavadinimą ištrinti ir pakeisim į netrinti. Ok. Pakeitėm. Dešinėje pusėje matom dvi ikonas, tai yra stilizuotas valdiklis. Mes galim nusiųsti į valdiklį. Iš karto pamatėm, atsirado pas mus klaida, per daug detalių frezavimui, netilps ir frezavimo. Kol kas dėmesio nekreipiam. Galim ir nuskaityti iš valdiklio. Nuskaitėm, įrašėm į valdiklį. Nuskaitėm iš valdiklio. Taip, daugiau čia yra pranešimai, angliškai. Siemensas čia visą šitą padaręs, tą sistemą su bet kurio. Save changes, yes. Ir dabar mes turime, matom vėl, atsirado naujas, netrinti. Ir pas mus yra 10,
po 50 storio, pločio 210. Pločio 210. Taigi, spaudžiame naujas užsakymas, naujas gaminys, atsiprašau. Ir galim pradėti gaminti šitą, kurį mes čia taip gražiai pavadinom netrinti. Jeigu norim, mes jį galim ir pasikoreguoti. 11, 9, 8, nes pas mus lentų per daug buvo. Taip. Tai va, tokiu būdu receptai yra, dar kartelį dabar tada, tuo mes jį ištrinsim dar, R receptai, record name netrinti, taip, o mes jį paimam ir ištrinam, jas ištrinėm, nebėra pas mus, yra tas 0, gerai, sugrįžtam atgal, vėl pasirinkam test, kur visi nuliai, test Ramūno, Ramūno pasirinkam, naujas gaminys, įsivedam. Tai va, tiek to receptai arba gaminių rinkiniai yra valdomi iš pultelio su atmintim, ne apie, o 100 gaminių bus galimas išsaugoti.